Taip, toliau pasakoju apie mūsų GIMP rankinę įrankių parengtis ir mūsų sekantis du įrankiai bus šitos įdomios žirklės ir šitas žmogelis su, sakykim taip, apvedžiotas žmogelis su kitu žmogeliu už jo. Gerai. Taip, tai bus žirklinis pažymėjimo įrankis pažymėti formas naudojant išmanųjį kraštų aptikimą ir priekinio plano pažymėjimo įrankis pasirinkti regionus, kuriuose yra priekinio plano objektai. Taip, susimažinam, atitraukti. Ką mes čia turime? Šitos žirklės labai įdomus įrankis, o įdomus jisai tuo, kad jisai atpažįsta kontūrą. Tai yra, jūs dėdate taškus, o prie kontūro jisai prisiklijuoja pats. Dar jisai įdomus tuo, kad jeigu kažkur tai suklydote, tamdami už šitų burbulų galite pasitaisyti. Taip. Ir taip pat baksteldėdami ten, kur burbulo nėra, galite pasidaryti burbulą ir dar pasitaisyti. Taip. Šitas įrankis, kaip ir kiti žymėjimo įrankiai, žinoma, turi valdymo langą, kuris taip pat yra įdomus, jame yra veiksena, kaip ir kituose įrankiuose. Tai yra pakeisi dabar pažymėtą sritį. Tai yra, kai pradėsite žymėti kitoje vietoje, pasinaikins prieš tai buvusi. Kurią taip pat galima pakeisti į veikseną pridėti prie dabar pažymėtos srities. Tai yra, tada jūs galėsite pažymėti šitą pelėdą dalimis, kaip jums patogu. Ir prieš tai buvęs jūsų pažymėjimas niekur nepradings. Nesusijungia burbulai man. Taip. Tai labai patogu, nes, pavyzdžiui, jeigu jūs norite pasididinti, tai tokioje veiksenoje jūsų prieš tai buvęs pažymėjimas niekur nepradings. Ir taip jūs labai patogiai savo galite sužymėti visą savo pelėdą šiuo atveju. Taip. Toliau, manote, galite uždėti varnelę ant išlieti kraštus. Tie, kas nematė kitų pamokų, primenu, kraštus išlieti reikia tam, kad jeigu jūs iškerpate objektą iš paveikslėlių ir perkeliate į kitą paveikslėlį, jūsų kraštas gausis aštrus, dantytas ir gali atrodyti nenatūraliai, negana to, jame gali mėtytis šiukšlės nuo fono spalvos. Suliejus kraštus, kraštas susilies ir atrodys žymiai natūraliau. Apie tą įrankį tiek. Dabar sekantis mūsų pažymėjimo įrankis. Priekinio plano pažymėjimo įrankis. Šitas dar įdomesnis. Ką jisai daro? Kai jį paspaudžiate, automatiškai atsiranda lasas. Šituo lasu jums reikia apvedžioti objektą, kurį jūs norite pasižymėti. Nebūtinai tiksliai, tiesiog apvedžioti aplink jį. Apsivežiojate. Matote, atsirado aplinkui mėlyna. Dabar žiūrim, kas pas mus yra valdymo lange. Išlieti kraštus, kurį jau minėjau, su spinduliu. Toliau žymėti priekinį planą arba žymėti foną. Tai yra, kai jūs apvežiojate, pavyzdžiui, paukštį, jums pasižymi paukštis, o jums reikia pašalinti foną. Tada žymėdami pažymėt nepažymėti priekinį planą, o pažymėti foną. Tokią patį veiksmą galite padaryti, jeigu jums, pavyzdžiui, reikia ne iškirpti, nukopijuoti paukštį, o pašalinti planą, tiesiog invertuoti pažymėjimą. Taip, toliau ką mes čia matom? Mažas teptukas, didelis teptukas. Šitas tiesiog reguliuoja teptuką, kuriuo jūs dažote. Dabar, kad paaiškint, ką daro šitas teptukas, paaiškinsiu, kaip veikia šitas įrankis. Šitas įrankis pažymė tas spalvas, kurias jūs apibraukėte šituo teptuku, kuris atsirado automatiškai. Nebūtina pažymėti tiksliai. Tai va šitas įrankis reguliuoja šito teptuko dydį, šiuo atveju mums reikalingas didesnis.
Toliau matote žemiau peržiūros spalva, tai šiuo atveju matot spalva, kuri nepažymėta yra mėlyna, nu galite pasidaryti, pavyzdžiui, raudoną. Gerai, dabar šituo teptuku, kaip minėjau, pasižymite spalvas, kurios jums yra reikalingos. Nebūtina tiksliai, tai jums reikia balto paukščio ir juodų taškų brūkštelim. Dabar skaičiuoja pažymėjimą. Pažymėjau. Dabar kai kur matot blogai pažymėjo, tai šitą vėl galim pažymėti papildomai. Ir pažymėję, jeigu viskas jums tiko, spaudžiate Enter. Paspaudėm. Taigi, pažymėjau. Dabar čia taip pat yra veiksenos valdymo įrankiai. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs pažymėjot šitą ir dar norite dar ką nors, tai paspaudžiat pridėti prie pažymėjimų. Ir dabar, pasižymėkim, pavyzdžiui, gabalą vėlos, nes čia daugiau nelabai yra ką. Taip. Šiuo atveju mums per didelis teptukas. Susimažinam. Dar susimažinam. Ir šitų mažų teptukėlių brūkšt. Mums pažymėjo vėlą, spaudžiam Enter. Viskas. Tai va, su šitais dviem įrankiais, manau, viskas aišku. Tai ačiū uždėmesį.